Šią baroko architektūros bažnyčią, kauniečiams geriau žinoma Santakos kino teatro vardu, Kauno arkivyskupija atgavo prieš 18 metų, Lietuvai iškovojus nepriklausomybę. Tačiau kultūros paveldo registrą įtrauktam meno šedevrui per tą laiką taip ir neteko, nors kartą išgirsti statybinių įrankių kaukšėjimo. Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus atstovas ryšiams su visuomenė vardyja kitus bažnyčios prioritetus, tarp kurių pačiame miesto centre esančio buvusio Santakos kino teatro Nūnai Domininkonų vienuolyno nėra. Tie prioritetai irgi dabar buvo šiek tiek kiti ir ateityje turbūt reikės iš tiesų tokias konsoliduoti pajėgas bažnyčios, valstybės ir Europos fondų, kad tikrai tą puikų ir tikrai, aš manau, labai gerai funkcionaliai galima pritaikyti objektą būtų galima atgaivinti. Kultūros paveldo departamento specialistai nepamena, kad Domininkonų vienuolyną arkivyskupija kada būtų įtraukusi į remontuotinų objektų sąrašą ir prašiusi jam atnaujinti reikalingų lėšų. Kadangi šitas objektas priklauso kunigams, tai yra tvarkomi šitie objektai pagal Šventojo Sosto skiriamas lėšas. Ir šitą programą sustatinėja konkrečiai arkivyskupija. Ir tik nuo jų programos išskirtų objektų galima valstybės finansavimo programa. Tai kol jie nepastatys prioritetų šito objekto, valstybė negalės remti šito objekto iš savo lėšų. Paprastai, kada savininkas negali susitvarkyti, jis parduoda objektą. Išnuomoti vienuolyną arkivyskupija neturi kam. Norinčiųjų pirkti, reikia manyti, taip pat neatsirastų. Tad arkivyskupijos planuose įsteigti vienuolynę dar vieną sielovados centrą jaunimui. Vienas toks jau įrengtas Prisikėlimo bažnyčioje. Akademiniam jaunimui iš tiesų galėtų būti ir visai turėtų būti, nes jeigu prieš karą, kai buvo dar ir galbūt mažiau to akademinio jaunimo, tikrai tenai buvo jisai labai reikalingas, taip ir dabar turbūt jisai pakankamai puikiai galėtų funkcionuoti. Jo labiau, kad ir akademinė sielovada pasaraisiais metais labai smarkiai vystoma. Beveik visi universitetai iš tiesų sutiko, kad reikia jiems kapelionų ir kapelionų pagalbininkų ir dabar jie pradeda tikrai įsukti labai vertingą veiklą tarp akademinio jaunimo. Kauno arkivyskupijos kurija laikinojoje sostinėje valdo 19 statinių, 16 patalpų ir butų, 6 žemės sklypus bei pretenduoja atsimti 3500 hektarų žemės. Didelę dalį turimo nekilnojamojo turto bažnytininkai nuomoja verslininkams, iš kurių per metus gauna apie 400 000 litų nuompinigių. Arkivyskupijos turto sąrašuose yra apie 20 šarvojimo salių. Skirtingai nei kitas ritualinės paslaugas teikiančias įmonės, bažnyčios turto valdytojus valstybė yra atleidusi nuo pelno mokesčio, nors laidojimo paslaugas pastarieji teikia komercinėmis kainomis. Reporterė Edita Norkienė, Kaunas. Pakelk skęstančius nuodėmėse. Jėzus